Pradėkime mūsų diskusiją. Pereikime prie kitos mūsų renginio dalies ir pradėsime diskusiją apie šiuolaikinį antisemitizmą ir galimą atsaką į antisemitizmą. Aš pats esu Vytautas Bruveris, nacionalinės žinių agentūros direktoriaus pavaduotojas. Noriu pristatyti jums pranešėjus, bet prieš pristatydamas pranešėjus ir prieš pradėdamas mūsų diskusiją, norėčiau pakviesti autorės, kurios atliko tyrimą apie žydų bei romų bendruomenių diskriminacijos klausimais. Ir tiesiog padarysite tokią trumpą įžangą ir suteiksite mums minčių šiek tiek pamastymui. Aš spėju, čia viskas bus lietuviškai. Tikiuosi. Aha, taip. Sveiki, ačiū, kad susirinkote. Mes taip padarysime pristatymą lietuviškai, vėliau persijungsim į anglų kalbą. Tai aš esu Monika Guliakaitė Danisevičienė. Čia yra mano kolegė Kristina Rukaitė, mes esame iš Lietuvos žmogaus teisių centro ir visai neseniai parengėme tyrimą apie Lietuvos nediskriminavimo politiką. Koncentravomės į dvi bendruomenės, tai yra žydų ir romų. Turime nacionalinėme žmogaus teisių forume ne tik pristatymą, bet ir santrauką, tai jeigu norėsite apačioje prie registratūros stalo, tikrai dar liko leidinių. Tai turime 10 minučių ir aišku visko nespėsime pasidalinti, bet tiesiog trumpa tokia įžvalga į tyrimą, įžanga ir pagrindinės rekomendacijos. Tai tiesiog prieš pradedant esu įsipareigojusi pranešti, kad tyrimą atlikome įgyvendindamos projektą S4Change ir Pokyčio link. Projektas bendrai finansuojamas ES piliečių lygybės teisių ir vertybių programos ir taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Trumpai apie tyrimą, tai jo tikslas yra identifikuoti Lietuvos teisinės bazės trūkumus, būtent nediskriminavimo srityje, įgarsinti Lietuvos žydų ir romų bendruomenių šiandieninės antisemitizmo, antičigonizmo ir ksenofobijos patirtis Lietuvoje ir suformuluoti rekomendacijas valstybės institucijoms, tiek siekiant tobulinti atsaką į įvairias diskriminacijos formas Lietuvoje, tiek didinti visuomenės sąmoningumo apie antisemitizmą, antičigonizmą ir ksenofobiją. Tai pradedant kalbėti apie rezultatus ir apie antisemitizmą, tai kas tai yra? Tarptautinis holokausto atminties alijansas yra patvirtinęs darbinę antisemitizmo apibrėžtį, kurią Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti. Ir tai yra tam tikra samprata apie žydus, kuri gali pasireikšti neapykantą žydams. Tai yra žodinės ir fizinės antisemitizmo apraiškos, kurios yra nukreiptos į žydus arba nežydų tautybės asmenis ir arba jų nuosavybę, žydų bendruomenės institucijas ir religinius objektus. Tai tyrimas sudaro dvi dalis, teisinė dalis ir kokybinė dalis. Aš nagrinėjau pati teisinę bazę, strateginius dokumentus ES ir tarptautinių institucijų rekomendacijas Lietuvai ir kaip jos yra įgyvendinamos. Tai teisinė analizė parodė, kad iš esmės teisinis reguliavimas Lietuvoje atitinka tarptautinius ir europinius standartus, kas yra susijęs su diskriminacijos draudimu, neapykantos kurstymu ir holokausto neigimu, iškraipimu ir menkinimu. Tačiau vis dar kyla sunkumų šios standartus tinkamai ir efektyviai įgyvendinti. Tai čia gal per daug neišsiplėsiu, tiesiog kalbam apie tai, kokie įstatymai yra skirti apsaugai nuo nediskriminacijos, tai tiek lygių galimybių įstatymas, tiek baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už pavojingesnius diskriminacijos atvejus. Taip pat žydų bendruomeniai aktualūs yra baudžiamojo kodekso ir administracinio nusižengimo kodekso straipsniai, kurie tiek numato atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimui ar šiam menkinimui. Ir taip pat nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimui ar demonstravimui. Taip pat matom, kad žydų bendruomenė aktuali yra ir neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų tema. Tai
turime įstatymę baudžiamajam kodekse tiek draudimo kurstyti prieš bet kokios tautos, rasės, etinę, religinę ar kitokią žmonių grupę ir grupių ir organizacijų kūrimasis, kurių veikla yra nukreipta į neapykantos kurstymą ir taip pat neapykantos nusikaltimai kaip sunkinanti ir kvalifikuojanti aplinkybė. Tai tiesiog norisi paminėti, kad ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategija 21 metais buvo priimta beveik 10-mečiui ir ji turi 3 pagrindinius tikslus, tai yra užkirsti kelią visų formų antisemitizmui ir kovoti su juo, saugoti ir puoselėti žydų gyvenimą ES ir taip pat šviesti apie holokaustą, jį tyrinėti ir atminti. Ir čia galiu tiesiog paminėti kelis iššūkius iš kiekvieno iš tikslų. Tai pavyzdžiui, pirmam tikslui užkirsti kelią visų formų antisemitizmui Lietuva buvo įpareigota iki 22 metų pabaigos priimti nacionalinę strategiją prieš antisemitizmą, kurios iki šiol nėra, neturime nieko, kas susiję su kova su antisemitizmu ir nors turime nediskriminavimo skatinimo veiklų planą, jame neatsispindi kovos su antisemitizmu ir tam tikros specifinės priemonės. Kitas tikslas - saugoti ir puoselėti žydų gyvenimą ES, tai tikrai matėme ir po spalio 7-osios pagristas nesaugumo ir kitoks iššūkis bendruomenėms. Matėme, kaip mokyklos tėvų bendruomenė turėjo stoti ginti mokyklas ir nes jautėsi nepakankamai apsaugota tiek policijos, tiek kitų institucijų. Ir taip pat vienas iš tikslų yra šviesti apie holokaustą ir tyrinėti. Tai statistika rodo, kad šiuo metu 1 iš 5 europiečių nėra nieko girdėjęs apie holokaustą ir tą svarbu turėti omenyje, kalbant apie švietimo programas, kuriuose kol kas holokaustas yra nepakankamai atspindėtas ir dažnai priklauso nuo atskirų mokytojų kompetencijų. Tai tiesiog apibendrinant, labai noriu perduoti toj Kristinai žodį, tai strateginių dokumentų politika Lietuvoje išlieka silpna. Žydų atveju tai beveik jos iš vis nėra, nes neturime antisemitizmo strategijos, o galiojantis nediskriminavimo veiksmų planas neturi specifinio antisemitizmui skirtų priemonių, o tai, ką turime su neapykantos antisemitinė kalba, irgi yra nepakankamai skirtos priemonės. Tai perduodu žodį Kristinai. Taip, sveiki, aš pasistengsiu labai koncentruotai. Tai atlikome kokybinį tyrimą, atlikome interviu su bendruomenės atstovais ir jų lyderiais ir taip pat fokus grupė diskusija su institucijų atstovais. Tai pirmiausiai tiesiog pasidalinsiu keletų įžvalgų iš ką liudijo patys bendruomenės nariai, ar ne. Tai pirmiausia, ką norime akcentuoti, tai tą gyvenimą su holokausto patirtimi ir tą sukeltą traumą ar ne patyrusių artimų ir pažįstamų istorijomis. Ir kad tai yra svarbu siekiant suprasti tą žalos poveikį ir apskritai, kada kalbame apie antisemitizmo prevenciją, ar ne. Tai informantai dalyjosi įvairiomis istorijomis atskleidžiančiomis būtent tą traumos dėmenį ir ką tai reiškia augti ar ne tarp holokausto išgyvenusių asmenų, jų artimųjų ir kokios pasekmės yra visai visuomeniai. Ir dideliai daliai ar ne visuomenės narių tai yra daugiau istorinis toks tragiškas įvykis, bet bendruomenė yra tai daug daugiau, nes daug kas turi asmeninį santykį arba iš artimųjų ar panašiai. Tai tas gyvenimas su tokia patirtim neabejotinai formuoja ir tiesiog bendrą santykį su visuomenė ir tai yra būtent tas svarbus bendruomenės pažeidžiamumo aspektas. Būtent tai, ar ne, ta patirtis, kuris Lietuvoje nėra artikuliuojamas, ypač kalbant apie antisemitizmo prevenciją, jos poreikį ir svarbą. Taip pat, ką liudija patys bendruomenės atstovai, tai apie antisemitizmo patirtis Lietuvoje, ar ne, kad yra įvairių tų patirčių labai ir tas vadinamasis buitinis antisemitizmas yra ypač paplitęs tiesiog paprastų komentarų forma, bet ką akcentuojame, ar ne, kad tai yra sudedamoji antisemitizmo dalis ir tos pačios užgavėnės ir jų veikėjai yra antisemitizmo dalis, nes tai yra vis tiek neigiama ar ne konotacija, šiek tiek žeminimo ar iš žeminančios pozicijos ateinantis komentarai. Tai žmonės liudija, ar ne, kad tai patiria, dažnai girdi ir tai nėra malonu ir apie tai turime galvoti. Na ir kitas svarbus dėmuo yra antisemitizmas žiniasklaidos priemonės ir socialinėse medijose. Tai yra ypač tokia jautri sritis, kur žmonės liudija, ar ne, kad, na ir patys turbūt matom skaitant tiesiog žiniasklaidą, kad
dažnai po bet kokius straipsnius mes matysime antisemitinių komentarų ir žinome, kad tai nebūtinai ten už jų slypi kiekvieno tas konkretus asmuo, bet tiesiog bendras fonas, kurį tai kuria, yra nesaugumas ir tiesiog turime apie tai ir negalvoti valstybinių lygmenių. Tai labai trumpai tada perėsiu prie lūkesčių politikos formuotojams, ką įvardina pati bendruomenė ir ŠNVO ar ne sektoriaus. Tai vienas tokių svarbiausių yra kokybiškas formalus ir neformalus švietimas. Tai visi praktiškai tyrime ar nedalyvavę informantai, kurių teiravomės apie švietimo svarbą ir istoriniai savimoniai apskritai. Ir antisemitizmui mažinti, tai vienareikšmiškai atsakė, kad formaliajame ar nešvietime neatsispindi ta holokausto svarba ir tuo pačiu nori pabrėžti, kad žydų bendruomenė nėra tik apie holokaustą, ar ne, kad viena vertus nėra pakankamai apie tai, bet ir nėra apskritai siejama ta bendruomenė tik su ta tragedija. Na ir tas, kad neformalus švietimas taip pat viena iš paveikiausių priemonių, ar nekeliavimas, ar į muziejus, ar istorinės vietas yra paveikiausios priemonės. Taip pat apskritai istorinės atminties įamžinimas ir puoselinimas, kad nedžiugina ta Lietuvoje situacija, kad nėra net muziejus tiesiog įamžinančio ir apskritai žydų kultūrą, ne tik tai holokausto istoriją. Na ir puoselėjimas žydų gyvenimas. Nėra antisemitizmo ar ne kažkokių tų strategijų, bet ir pats gyvenimas žydų bendruomenės nėra puoselėjimas. Taip pat keliami klausimai ar ne istorinio teisingumo, ar tas restitucijos aspektas, ar jis buvo pakankamas ar ne. Taip pat ar... Ir pagrindinis iš tikrųjų yra aspektas lygiavertiškumo. Tai ką čia turi bendruomenės nariai omenyje, kad vis dar jaučiasi tas, ar ne, kad yra tas savų ir svetimų toks dichotomijos aspektas, kad ir vykdant kažkokias politinės priemonės, taip pat tiesiog kalbant apie istoriją žydų, kad jaučiasi tas skirtis, kad tai nėra Lietuvos tragedija. Ar ne? Dažnai, kai kalbame apie tą istorinį momentą, kad tai nebūtinai pozicionuojama kaip Lietuvos tragedija, dažnai kaip žydų. Tai kritiškai yra žmonės tokiam požiūriui. Tai labai greitai tada tiesiog, nežinau, galima, norite kažką paklausti? Jeigu jūs jau pristatėte, gal mes judėsime prie savo diskusijos. Tai tiesiog iš to viso, ką įvardinam ir plaukia rekomendacijos, kurias labai kviečiame pasiskaityti mūsų santraukoje. I'm sure that... Thank you for the presentation. Dėkoju už prezentaciją. O dabar prašau tiesiog, kaip ir rekomendavo autoriai, pažvelkite ir į patį tyrimą, ir į pačias rekomendacijas, kurios buvo pateiktos atlikus tyrimą. O dabar pereisiu prie mūsų diskusijos ir norėčiau pristatyti mūsų garbius svečius šioje diskusijoje. Pone Faina Kaglenskė yra Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė. Turime du savo parlamento narius, užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Povilionį ir Arūną Valinską, kuris yra žmogaus teisų komiteto narys. Mes taip pat turime garbius svečius, jie dalyvaus Zoom ryšiu, reiškia, dalyvaus nuotoliniu būdu. Vienas iš jų yra rabinas Dovas Maimonas, kuris yra vyresnysis mokslo darbuotojas Žydų tautos politikos institute Jeruzalėje. Ir galiausiai kartu dalyvauja gerbiama Raja Kalenova, kuri yra Europos žydų kongreso vykdančioji viceprezidentė ir generalinė direktorė. Prieš pradedant tikrasias diskusijas, norėčiau suteikti žodį labai trumpai įžangai poniai Kuklianski, kad ji pasveikintų mūsų Hanuką.
You hear me? Okay. Ar girdite mane? I'll start with congratulations Pradėsiu because nuo sveikinimo. Mes švenčiame Hanuką. Hanuka – graži šventė. Ir mes visuomet tikimės ir laukiame stebuklų. Šį kartą, šiais metais, mes labai tikimės, kad Dievui padedant karas Izraelyje baigsis, kad baigsis antisemitizmo apraiškos. Nes ne viskas priklauso nuo Hašemo ar Dievo, bet mes turime padėti. Tad iš tiesų visi darykime viską, kas įmanoma, kad kitais metais gyventume laimingiau ir linksmiau. Dėkoju. So much. Dėkoju. Ir nieko nedelsdamas suteiksiu žodį mūsų svečiams, kurie dalyvauja nuotoliniu būdu. Pradėkime nuo garbaus rabino Dovo Maimono, kuris parengė mums pranešimą. Šiame pranešime jis kalbės apie pasaulinį požiūrį į antisemitizmą. Į tai, ką jis gali pasakyti, kalbant apie Gazos ruože vykstantį karą. Tad gerbiamas rabinai, žodis jums. Labadiena, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame renginyje, tikiuosi matote ir mano skaidres. Tiesiog noriu pasakyti, jog aš pats kalbu iš Jeruzalės. Lietuva visgi taip pat yra šalis, kuri kovoja su antisemitizmu priešakinėse linijose. Mes matome tą didelį darbą, kurį jūs darote, matome, kaip jūs stengiatės mažinti antisemitizmo apraiškas, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie pasaulinę perspektyvą į antisemitizmą. Aš jums norėsiu savo pranešime pateikti pagrindinius nustatytus faktus, pakalbėsiu šiek tiek apie tipologiją, apie vadinamai nematomą antisemitizmą, taip pat apie egzistuojančius esminius nesutarimus ir pateiksiu šiek tiek klausimų, atsakymų. Aš stebėjau antisemitizmą visame pasaulyje. Pastaruosius 2 mėnesius prieš žydus visame pasaulyje tikrai būta daug išpuolių. Žinoma, Prancūzijoje jie yra labiau pastebimi. Tikrai pastaruoju metu tikrai gyvename labai beprotiškų laikotarpių. Lietuvoje, žinoma, yra susiduriama su dideliais migracijos antplūdžiais. Žinome tą ir jūsų šalies istoriją. Tad pirmą leiskite pasakyti, kokie yra pagrindiniai mūsų nustatyti faktai. Visų pirma, svarbu suprasti, jog po holokausto tie pasisakymai prieš žydus, jie buvo kiek aprimę. Ir galiausiai vis dėlto antisemitizmas tapo kažkokia nauja norma. Viskas vis dėlto pasikeitė, tad mums reikia kažko imti. Kitas svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, yra tai, jog net ir dedant daug pastangų Lietuvoje, tarkime, yra tam tikrų strateginių planų, turime atitinkamų strateginių planų ES, JAV mastu, tačiau visos tos priemonės jos yra neveiksmingos. Mes neradome būdo, kaip galų gale įveikti antisemitizmą. Taip mes dedame pastangas, tačiau kol kas mums nepavyksta visapusiškai įveikti antisemitizmo. Tad reikalinga vėlgi strategija, reikia apmastyti, kokia ta strategija turėtų būti, kokių sprendimų reikėtų pateikti. Ir aš čia bandau pasidalyti su jumis tą pasaulio patirtimi. Mes iš esmės kalbame ne apie antisemitizmo pažiūras kylančias iš plačiosios visuomenės. Antisemitizmas dažniausiai kyla iš kraštutinių dešiniųjų grupių. Mums tenka aiškintis, kas yra tos grupės ir atitinkamai tuomet galvoti tam tikras atsako priemonės.
Kuomet yra užsipuolami žydai, iš esmės yra užsipuolama liberalioji tvarka. Dažniausiai tokie išpoliai kyla iš kraštutiniųjų dešiniųjų, iš neonacių. Kartais atsiranda tokių veikėjų, kurie bando destabilizuoti vakarus. Tad mums tenka aiškintis, kas yra tie, kurie yra nusiteikę prieš liberaliąją tvarką. Turime išsiaiškinti, kas jie yra tokie, kad galėtume tinkamai, veiksmingai kovoti prieš antisemitizmą. Žydas taip pat yra asmuo, kuris tampa kažkokiu atpirkimo ožiu. Ta pastebime įvairiose šalyse. Ir tas yra pastebima visame pasaulyje. Tad žmonės visgi baiminasi, nežino, ką su tuo daryti. Būtent dėl to žydams yra labai sudėtinga sukurti koalicijas ar su kairiaisiais, ar su dešiniaisiais. Tad jie atsiduria tikrai sudėtingoje, keblioje padėtyje. Ir paskutinis mano skaidrėje matomas punktelis yra pastebėjimas, jog Amerika pamažu tampa Europa. Tad siekiama pasimokyti iš Europos patirties, siekiant kovoti su antisemitizmu. Kągi mes matome vertindami įvairias valstybės? Mes matome, jog su antisemitizmu yra kovojama skirtingų lygmenių įvairiose šalyse. Kaip matote, tas antisemitizmas auga įvairiose šalyse, tačiau skirtingų mastų. Net ir Amerikoje yra išaugęs antisemitizmas. Tai matyti tiek žmonių požiūryje į žydus, tai yra matyti ir iš tam tikro susipriešinimo. Antisemitizmas tikrai turi tam tikrą poveikį. Atsiranda ir smurto kylančio iš kraštutinių dešiniųjų. Atsiranda socialinė marginalizacija. Atsiranda vadinamasis nematomas rasizmas. Žydai dėl to yra linkę labiau atsitraukti į visuomenės pakraščius. Jie dėl to nesijaučia pilnaverčiais visuomenės nariais. Taip jaučiasi tik žydai. Tie, kurie nėra žydų kilmės, taip nesijaučia. Tik tais mažumų grupių nariai supras, ką reiškia jaustis esančių visuomenės pakraštyje. Nežinau, ar mes turėsime apie tai galimybės pakalbėti, bet yra dar ir vadinamoji liberalioji grėsmė. Jeigu norime imtis diferencijavimo strategijos, turime suprasti, kas yra antisemitizmas. Yra nepriimtinas antisemitizmas, yra taip pat būtina įvertinti ir žydų įsitikinimus, įvertinti žydų asmenybės bruožus. Reikia atsižvelgti į tai, jog yra įvairios ideologijos, kurios taip pat egzistuoja, ir būtent į visą tai reikia atsižvelgti, siekiant imtis tam tikrų veiksmų, kuomet siekiama įveikti antisemitizmo apraiškas. Žydams yra svarbiausia suprasti, kad jie nebus tie žmonės, kurie yra
neapykantos apraiškų objektas. Mes turime suvokti, kokio pobūdžio antisemitizmas egzistuoja kiekvienoje šalyje, nes antisemitizmo apraiškos skiriasi priklausomai nuo šalies. Na, aš tikrai nesileisiu pernelyg į detalės, tiesiog dar kartą noriu pabrėžti, jog antisemitizmo apraiškų pasaulyje auga, žmonių baimės lygis taip pat kyla. Aš tikrai nesileisiu čia į detalės, ganėtinai sudėtingos jos, tiesiog pereisiu prie kiek paprastesnės dalies, norėčiau parodyti kai ką, kas ganėtinai paprasta. Nuo 2020 metų sausio mėnesio, prasidėjus COVID pandemijai, Jeruzalėje sausio 27-ąją įvyko susitikimas, kurio metu buvo minėta išlaisvinimas. Žmonės susibūrė ir dar kartą kartojo, jog daugiau tai niekada neturi pasikartoti, tai kas įvyko kažkada Aušvice ir kitur. Tačiau vis dar egzistuoja problemų, kurios yra susijusios su žydais, kurias mes turime įveikti. Lietuva taip pat buvo ta šalis, kuriai teko susidurti su skirtingais okupantais. Jūs suprantate ir su kuo susidūrė ir žydai. Tad, kuomet sakoma, jog daugiau niekada, mes iš tiesų norime pasirūpinti, kad daugiau niekada nebūtų supergalios, kuri kontroliuotų kitą tautą. Mes nenorime to Sirijoje, mes nenorime to Afganistane, mes Irake ar bet kur kitur pasaulyje. Mes nenorime, kad supergalia kištųsi į kitą šalį ir gintų mus. Tačiau mums reikalinga valstybė, mes turime turėti savo kariuomenę. Mums nereikia, kad mus kažkas gintų, mums reikia, kad mes turėtume savo valstybę ir galėtume ją ginti. Angela Merkel, Macronas ir kiti sako, jog daugiau nereikia, pasirūpinti reikia, kad daugiau niekada nekiltų joks karas. Ir teigia, jog daugiau niekada nereikėtų pilietybės paremti priklausomybę kažkokiai etniniai, religiniai grupiai. Mes norime, kad būtų laikomasi kitokio naratyvo. Mes nenorime gyventi tokiomis sąlygomis, kur viskas yra priklausoma tik nuo žmogaus tapatybės, nuo priklausomybės etniniai grupiai. Mažose šalyse, tokiose kaip Lietuva, Čekija, mes ir kitur mes sakome, jog norime turėti tokią šalį, kurioje galėtume laisvai reikšti savo tapatybę. Žydų tautybė, žydų valstybė visgi atspindi tarptautinį naratyvą, kuris gimė po karo. Mažos valstybės, mažos tautos turi gebėti apginti save, tačiau taip pat turime mažinti priklausomybę nuo tapatybės ir vengti karų tarp skirtingų tautų. Nepamirškite, kad mažos valstybės visgi turi ginti savo tapatybę. Negalima sakyti, kad
maža tauta maža tauta reiškia didesnę grėsmę tos tautos tapatybei. Turime mokytis iš mažų valstybių, kurios kovoja už savo tapatybę. Tas pasakytina tiek apie mažas tautas Europoje, tiek kitur. Norėčiau dar kelius žodžius tarti apie keletą svarbių dalykų. Daugelį šalių matome, jog antisemitizmas kyla iš Kataro režimo, kuris daug investuoja į tam tikrų universitetų steigimą, į tam tikrus politinius judėjimus. Jie finansuoja Hamas ir kitas teroristinės organizacijas, žinoma ir Al Jazeera, kurioje nuolat pasisakoma prieš žydus. Al Jazeera televizija nuolat rodo vaizdus apie tai, kaip, tarkim, gatvėse yra sumušami žydai. Taigi yra daug investuojama į Hamas veiklą. Taip pat yra jaučiama ir regioninė įtaka, kurios tikslas yra destabilizuoti tarptautinę tvarką. Taigi svarbu ne tik kovoti su antisemitizmu, bet ir pagalvoti apie strategiją kovoti su antisemitizmu, kuri būtų vykdoma visuotiniu pasaulio lygmeniu. Turime galvoti, kaip reikėtų kovoti su ta antisemitizmo mašina veikiančia visame pasaulyje. Ir to turime imtis ne vienos valstybės mastu. Turėtume mąstyti plačiau ir mąstyti apie, tarkime, ES strategiją, kaip reikėtų kovoti su antisemitizmu internete. Na ir keletas politinių rekomendacijų. Norėčiau pateikti kelias politinės rekomendacijas. Visų pirma, reikia turėti strateginius planus. Taip pat labai svarbu, jog būtų stebimas tų planų įgyvendinimas. Labai svarbu, jog būtų užtikrinta galimybė bendrauti, dalytis patirtimi apie tai, kaip yra įgyvendami tokie strateginiai planai. Taip pat būtina užtikrinti fizinį saugumą žydams, jų sinagogoms. Tad jeigu turite žydų mažumą, turite pasirūpinti jų fizinę apsaugą. Bendruomenių vadovai, jūsų bendruomenės vadovai taip pat yra labai aktyvi. Tad labai svarbu, kad tiek, tarkim, policijos atstovai turėtų tiesioginį ryšį su bendruomenių vadovais ir tokiu būdu užtikrintų kuo didesnį fizinį saugumą. Toliau labai svarbu ne tik turėti įstatymus, bet ir juos įgyvendinti. Mes visuomet pastebime, jog jeigu tinkamai yra gyvendinami įstatymai, jie tikrai užtikrina antisemitizmo apraiškų sumažinimą. Taip pat, kaip jau minėjau, yra labai svarbu užtikrinti kovą prieš antisemitizmą internete. Taip pat labai svarbi yra antisemitizmo apibrėžtis. Priimkite teisingą antisemitizmo apibrėžtį. Rekomenduotina yra vadovautis būtent tarptautinė holokausto atminimo alijanso apibrėžtimi. Ir žinoma, būtina skleisti informaciją ir skatinti bendravimą, komunikaciją. Dėkoju. Dėkoju, tikiuosi liksite tolesnėje mūsų diskusijoje dar kartą. Ačiū už tokią pasaulinę antisemitizmo apžiūrą ir pagrindinės tendencijas bei iššūkius kylančius būtent antisemitizmo klausimu. O dabar norėčiau suteikti žodį Rajai Kalenovai. Iš esmės, ponė, norėčiau, kad ir jūs apžvelgtumėte, kokios yra antisemitizmo pasaulinės tendencijos, bet galbūt labiau pažvelgtumėte į mūsų regioną, į tokias valstybės kaip Lietuva, taip pat mūsų vidurio rytų Europos regioną. Kaip jūs manote, kokie yra pagrindinės antisemitizmo tendencijos ir kokie pagrindiniai iššūkiai? Žodis jums, ponė.
Mes jūsų negirdame. Atsiprašau, bet mes jūsų negirdime. Maybe now? Yes, Don't hear me? yes, we do. Please. Because I'm unmuted, I don't know what is go on. I'm okay. Taigi, aš taip pat norėčiau jūs visus pasveikinti lietuviškai, sakydama labas rytas. Aš tą išmokau iš savo lietuvio vyro, kuris gimęs Vilniuje. Ir būtent todėl aš taip džiaugiuosi, kad šiandien galiu būti su jumis ir esu dėkinga už pakvietimą dalyvauti forume ir kad suorganizavote tokį forumą. Dabar antisemitizmas, ypač po spalio 7 dienos, yra labai aštri tema, plačiai diskutuojama tema visame pasaulyje. Manau, kad rabinas Dovas Maimonas jums labai išsamei papasakojo apie problemas bei iššūkius, su kuriais susidurėme. Jis labai detaliai viską paaiškino. Galbūt aš dalį dalykų taip pat būčiau pasakiusi, paminėjusi, bet aš vis tik tai norėčiau įvertinti kito perspektyvą, nekartosiu tų dalykų, kuriuos paminėjo rabinas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti savo organizaciją ir save pačią. Aš esu Europos žydų kongreso vykdančioji prezidentė ir generalinė direktorė. Tai yra skėtinė organizacija jungianti Europos žydų bendruomenės. Mes atstovaujame 42 demokratinėms ir išrinktoms žydų organizacijoms, įskaitant, aišku, ir Lietuvos žydų bendruomenę, kurios pirmininkė ir mano geriausia draugė Faina Kuklianskė yra čia. Ji taip pat yra mūsų vykdančiosios valdybos narė ir aktyvi kongreso narė. Ji ryžtingai gina savo bendruomenę ir Lietuvoje, ir ES institucijose. Todėl tikrai ji pati labai daug apie viską žino, nes ji pati dalyvavo daugelį svarbių susitikimų ir galbūt ji galės jums geriau paaiškinti, kokia ta situacija yra Lietuvoje, nes ji yra vietoje. O aš papasakosiu, ką aš žinau iš tos viso regiono perspektyvos. Tad pirmiausia papasakosiu apie mus, kad suprastumėte, kaip mes dirbame ir kaip mes renkame informaciją. Mes būname paprastai tose valstybėse. Mūsų kongresas buvo sukurtas prieš beveik 40 metų, Paryžiuje yra mūsų būstinė, o nuo 2007 metų iki praėjusių metų jam vadovavo daktaras Moša Kenti. Ir vėliau mūsų būstinė persikėlė į Briuselį, ES institucijų sostinę, tam, kad mes vieningai kalbėtume žydų bendruomenės balsu, kad atstovautume jų bendriems interesams, spręstume jų bendras problemas ir tuo pačiu leistume mažesnėms žydų bendruomenėms per mūsų platformą išreikšti, kokių konkrečių poreikių jie turi. Ir čia dalyvauja ir Baltijos valstybių žydai. Mūsų misija be abejo yra išsaugoti holokausto atmintį ir taip pat skatinti žydų gyvenimą ir kultūrą, tapatybę Europoje, bei be abejo bendradarbiaujame su Izraelio valstybe ir gauname iš jos paramą. Norėčiau pridėti prie vieno iš tų punktų, kurį paminėjo šiandien rabinas. Jis pasakojo apie 2020 susitikimą, kai buvo sakoma, niekada daugiau, niekada nepasikartos. Aš pati turiu pasakyti, kad 20 metais sausio mėnesį mūsų organizacija buvo Jeruzalėje kartu su Izraelio vyriausybė, Izraelio prezidentu. Tuo metu prezidentas buvo Rivlinas ir mes organizavome, surengėme savo 5. holokausto atminties forumą Jeruzalėje.
Mes didžiuojamės savo bendradarbiavimu, rengiant šį susitikimą su Jadvašemu. Džiaugiamės, kad Jadvašemo teritorijoje tame susitikime dalyvavo 50 valstybių vadovai. Tai buvo patys svarbiausi valstybių vadovai. Taip pat buvo karališkosios šeimos atstovai. Visi atvyko į Jeruzalę. Įsivaizduojat, 50 valstybės vadovų. Ir jie atvyko ne tik tai tam, kad pasakytų daugiau niekada. Jie atvyko tam, kad parodytų, kad Jeruzalė, kad jie supranta, ką Jeruzalė reiškia mums. Jie atvyko ne į Tel Avivą, kaip kad anksčiau, o į Jeruzalę, tam, kad pasakytų daugiau niekada. O Didžiosios Britanijos karalienė, Ispanijos karalius, prezidentas Makronas, Maikas Pensas, be abejo Vokietijos prezidentas Steinmeieris. Ir aišku, Jeruzalės gyventojai dalyvavo, nes tai iš tiesų buvo precedento neturintis diplomatinis renginys. Deja, po to buvo pandemija, COVID pandemija, vėliau sekė Ukrainos užpuolimas, karas Ukrainoje, toliau kiti tragiški įvykiai, bet mes matome, kad valstybių vadovų ir vyriausybių vadovų lygmenių nėra antisemitizmo apraiškų. Ir tai yra labai svarbu. Svarbu, kad mūsų pasaulyje visos mūsų vyriausybės gerbtų žydų bendruomenę. Ir kad iš aukščiausių valstybės vadovų nebūtų jokių antisemitizmo apraiškų. Šiuo metu mes susidurime su kitokiomis problemomis. Po šių baisių spalio 7 dieną įvykusių žudynių mes turime padėti visoms mūsų bendruomenėms ir toliau išgyventi, laikytis kaip žydų bendruomenėms, nesislėpti, nebijoti, nes situacija labai ypatinga. Aišku, mūsų širdys yra kartu su Izraeliu, bet mes taip pat jaučiame, kad ta tragedija paveikė ir mūsų valstybėse. Tiek Baltijos valstybėse, be abejo, kalbėsiu apie tai vėliau. Tačiau turiu papasakoti, kaip mes renkame informaciją, kaip mes veikiame. Mes jau prieš 10 metų sukūrėme saugumo ir krizių valdymo centrą tam, kad padėtume užtikrinti pagalbą visoms mūsų bendruomenėms pasaulyje. Mes aktyvavome 10 000 krizių valdymo centrų nuo 2012 metų. Ir mes iš tiesų atliekame labai svarbų darbą, mes dirbame kartu su Lietuva ir Faina tikrai pati gali papasakoti, kaip glaudžiai mes dirbame ne vien tik tai su bendruomenė, bet kad mes ir padedame apmokyti teisėtvarkos pareigūnus, kad mes apmokome žmonės, kad jie galėtų suprasti, kas yra nusikaltimas prieš žydus, kas yra tas antisemitinis nusikaltimas. Būtent todėl šiandien žydų bendruomenės apsauga yra pati didžiausia problema ir klausimas visose mūsų bendruomenėse narėse. Be abejo, Faina gali daugiau apie tai papasakoti, kaip yra Lietuvoje. Jeigu aš gerai atsimenu, ta padėtis Lietuvoje taip pat nebuvo labai puiki. Bendruomenė patyrė tikrai išgyveno labai sunkių laikų. Ir jeigu galėčiau kreiptis į Lietuvos valdžios atstovus, padėkite labiau žydų bendruomeniai Lietuvoje ir padėkite užtikrinti saugumą. Dabar šiai bendruomeniai reikia labai daug pagalbos. Man iš tiesų skaudu matyti, kad tie žmonės labai dažnai turi uždaryti sinagogas, savo mokyklas, nutraukti savo veiklą ar mažinti veiklos apimtis, būtent todėl, kad nepakanka saugumo. Ir man tai atrodo yra labai svarbu, tai aktualus klausimas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms valstybėms, ypač šiame regione. Lietuvoje situacija ne kažką skiriasi kartais ir ta situacija nėra patenkinama. Galbūt Faina pasakys, kad situacija jau geresnė.
tai bent jau aš turiu tai ką pasakyti iš savo paskutinės patirties. Kaip jau Ramintas pasakė, antisemitizmas visame pasaulyje tampa norma. Tačiau dabar tai nutinka ne vien tik tai mūsų žemynė, bet ir kitose žemynuose žydai nebesijaučia saugus vaikščiodami Europos miestų gatvėmis. Jiems grasinama mokyklose, sinagogose, studentų miesteliuose. Todėl jiems būtina didelė apsauga. Tikrai nenormalu, kad joms turi būti teikiama didelė karinė parama, ypač vaikams. Negerai, kai vaikai ginkluotų žmonės mato ištisą parą. Bet tikrai neturėtume to laikyti normaliu dalyku, kas turėtų tęstis visuomet. Jei kalbu per ilgai, įspėkite mane. Dėkoju. Dėkoju už jūsų paskutiniuosius įžanginės kalbos žodžius. Jūs, žinot, labai logiškai, jūs kalbėjote daug apie Fainą, mūsų žydų bendruomenės pirmininkę. Tad Faina, žodis jums. Ką jūs galėtumėt pasisakyti šių dviejų didžiulių pasaulinių tendencijų klausimų, kaip atstovės iš Lietuvos? Prieš pat, kas nutiko prieš pat spalio 7-osios žudynės? Mes anksčiau, dar prieš tas žudynės, turėjome tą Žemaitaičio istoriją. Tai parodė tos antisemitinius instinktus kasdienėme mūsų gyvenime, nes tarsi kasdienėme gyvenime yra tas antisemitinės apraiškos. Nepaisant tų visų atliktų tyrimų, mes matome, kad antisemitizmas gyvas. Mes matome, kad politikai yra taip tariant drąsūs, kad galėtų pasinaudoti tomis antisemitinėmis kalbomis. Ir dabar atrodo, kad Žemaitaitis bando normalizuoti tą antisemitinę retoriką mūsų darbotvarkėje. Po to iš karto prasidėjo karas ir išaugo antisemitizmo apraiškų visame pasaulyje. Kaip jūsų, kaip Lietuvos bendruomenės žydų narės požiūris yra į visas tas tendencijas pasaulyje? Dėkoju už klausimus ir dėkoju Rajai ir Rabinui už jų pranešimus. Ypač norėčiau padėkoti ir šioms dviems merginams lietuviams, kurios atliko tyrimą apie antisemitizmo apraiškas Lietuvoje. Tikrai labai džiaugčiausi, jeigu kažkas iš mūsų bendruomenės taip pat atliktų tyrimą, analogišką tyrimą, gal netgi gilesnį tyrimą, tokį patį įdomų tyrimą, kokį atliko ir šios dvi lietuvės. Ir būtų įdomu, jeigu toks tyrimas būtų atliktas ir iš nevyriausybinių organizacijų perspektyvos. Na, dėl Žemaitaičio. Žemaitaitis yra vis dar Lietuvos Respublikos Seimo narys. Labai neįprasta, kad parlamento narys šitaip išsireikštų Seimo posėdžio metu, taip atvirai. Išreikštų kaltinimus. Na, nenorėčiau pernelyg to komentuoti. Man atrodo, kad tai buvo padaryta be jokio konkretaus tikslo, o mano žodžiai paskui gali būti panaudoti siekiant apsisaugoti šiam Seimo nariui. Prieš konstituciniam teismui priimant sprendimą dėl jo kaip Seimo nario likimo. Taip pat, mano žodžiai taip pat gali būti panaudoti ir ikiteisminėme tyrime byloje, kurioje jis taip pat dalyvauja. Na, čia jokia naujiena. Yra daug žmonių, kurie yra antisemitiškai nusiteikę.
Tačiau būti tokiam drąsiam ir savo tokias pažiūras išreikšti kaip Seimo nariui Seime, parlamente, na, mūsų bendruomenė tai šokiravo. Kitas klausimas buvo susijęs su karu. Na, bet dar ir prieš atsakant į šį klausimą norėčiau pakalbėti apie tą tragediją, kurią užsiminė ir prieš tai kalbėjo du kalbėtojai, kurie minėjo, jog būtina stiprinti strategiją skirtą kovai su antisemitizmu, strategiją, kuri skatintų žydiško gyvenimo puoselėjimą. Mes žinome visus tuos tarptautinius dokumentus, esame susipažinę su jais. Tačiau jeigu paanalizuotume specialistų teikiamas rekomendacijas, tarkim, Rabino pateiktas rekomendacijas, jūs pastebėsite, jog Lietuvoje, tarkim, ne viena iš tų rekomendacijų nėra iki galo įgyvendinta ir niekas nesiims jų įgyvendinti, na, bent jau artimiausioje ateityje. Ką jau beje pabrėžė ir prieš tai tyrimą pristačiusios dvi merginos, nėra tokių planų imtis tų rekomendacijų įgyvendinimo, nes kovoti su antisemitizmu yra labai sunku. Nėra lengva pakeisti taip greitai tą gyvenimą, tokį, kokį gyvename iki šiol. Kodėlgi taip yra išaugę antisemitizmo apraiškų visame pasaulyje ir kaip tai yra susijęs su spalio 7-osios įvykiais? Į šį klausimą galėčiau atsakyti taip. Dauguma tų, kurie palaiko Palestiną ir kiekvienas galite, aišku, turėti savo nuomonę, ar palaikyti vieną valstybę, ar kitą. Karas vis dėlto yra karas. Bet manau, na, esu įsitikinusi, kad jeigu paklaustumėte daugelio Palestinos rėmėjų, aš manau, kad jie neminės tos spalio 7-osios įvykių. Jiems tie įvykiai nieko nereiškia. Jie nežino, kiek per tuos įvykius žuvo žmonių, kiek iš jų buvo brutaliai nužudyti. O šiandien uždegus antrąją Hanukos menoro žvakutę yra žmonių, kurie sėdi ant žemės, kurie nešvenčia Hanukos, kurie neužžiebia žvakės. Čia yra dalykai, apie kuriuos daugelis pamiršta, bet tarkim, kalbant apie Palestiną, bent jau čia Lietuvoje, daugumai mūsų visuomenės narių, žmogus iš Palestinos yra kažkokia abstrakcija, sunkiai suvokiamas dalykas. Nes iš tiesų realiai gyvenime tie žmonės nėra matę palestiniečio. Galbūt yra skaitę, girdėję apie juos, bet tikrai nėra matę. Dauguma tikrai nežino Palestinos istorijos, nežino Izraelio daugelio metų istorijos. Tačiau žydus jie yra matę daugelį miestų, nėra matę ir žydų, nes nėra žydų čia. Tačiau apie žydus yra girdėta iš šeimų pasakojimų, o tie pasakojimai, na, galbūt kažkas pasakos, jog yra naudojamas kraujas gaminant macą, galbūt kažkas išgirs dar istorijas, na, kitokias istorijas apie žydų istoriją apskritai. Tai bus gandai, pasakojimai, kurie taip pat sudarys pagrindo antisemitizmui. Tai yra tie stereotipai, kurie, na, tikrai mums nenaujiena. Būtent dėl to ES yra parengusi strategiją ir labai protingi įstaigose dirbantis žmonės turi turėti dokumentą, kuriuo vadovautųsi. Na, galbūt
kažkas gali paklausti, kam žydams reikalingas kažkokia ypatinga apsauga. Bet jūsgi nuolat girdite, tarkim, Briuselio muziejuje, ar ne? Kodėl turėtų vykti kažkokie pristatymai skirti žydams muziejuje Briuselyje? Mus tai verčia tuomet abejoti dėl savo ateities. Bet aš tikrai noriu jūs patikinti, kad reikia tikrai turėti pasididžiavimo savimi jausmą, gerbti save ir niekuomet neatsidurti to vargšo žydo pozicijoje, žydo, kuris yra priverstas prašyti pagalbos. Jeigu norite, kad žydų bendruomenė rūpintųsi visuomenė, jeigu visuomenė nori vis dėlto, jog žydų bendruomenė gyventų jūsų šalyje. Jeigu jūs to nenorite, aišku, kalba jau yra visai kita, bet būtina taip pat ir gerbti save. And now I'm turning to the policy makers. Dėkoju, o dabar žvelgiu į mūsų politikus. Buvo klausimų, kurie taip pat būtų susiję ir su politikais. Čia yra valdančiosios koalicijos atstovai, bet aš ko gero pradėčiau nuo užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio. Žygimantai, galbūt pakalbėkime apie tas pasaulinės visuotinės tendencijas, apie didėjantį antisemitizmą. Ar tai yra laikoma geopolitinė grėsmė Lietuvai? Kaip jūs galėtumėte tai sukonkretinti? Taip, aš ko gero pakalbėsiu apie tas visuotinės tendencijas, kolega galbūt galės pratesti apie Lietuvos politiką. Man labai patiko viena rabino parodyta skaidrė, kur kalbama apie islamo radikalizmą, apie Kiniją, apie Rusiją. Visa tai buvo pateikta vienoje skaidrėje. Būtent tą aš taip pat pajutau ir kuomet mes su kolegomis iš Baltijos valstybių lankėmės Izraelyje po tų baisių įvykių spalio mėnesį. Kuomet su broliais ir sesėmis žydais, kaip Julija Edelstein, mes kalbėjome apie tai, jog tos autokratinės valstybės, žudančios demokratijas šioje planetoje yra ta tikroji grėsmė. Tad tos demokratijos daro tą išvien. Kuomet aš ruošiausi šiam pasisakymui, aš tą kartojau tiek kolegoms, tiek Vašingtone, tiek Europoje, kad metas susivienyti. Tai, ką pasakė Bidenas po įvykusių žiaurumų, o aš tikėjausi, kad tą pasakys ir prezidentas Bidenas Vilniuje, kad Ukraina, Izraelis yra vienoje pusėje, kitoje barikadų pusėje yra Rusija, Hamas. Tad metas parengti laimėjimo strategiją. Jeigu mes tik reaguosime, skūsimės ir į visą tai žiūrėsime tik iš savo nacionalinės perspektyvos, mes tikrai galiausiai pralaimėsime. Tos autokratijos tam tikrą prasme ir protingai veikia. Josgi pradeda ne išorės karus, ne jos dirba su mūsų protais, jos pradeda tuos vidinius karus, susipriešinimą tarp kairiųjų ir dešiniųjų, nacionalizmą. Svarbiausia, kas iš dalies vyksta ir Amerikoje, yra atsiribojimas nuo tam tikrų problemų. Tiesiog yra linkstama prie to, jog yra siekiama atsiriboti nuo tokių problemų ir tokiu būdu ateina tie autokratai ir tiesiog bando jūs okupuoti. Na, Briuselyje, Vašingtone laukiame tikrai labai svarbių diskusijų ir matysime, kokių veiksmų imsis Briuselis, ar jis imsis to istorinio sprendimo ir pradės derybas su Ukraina, taip pat ir Moldova. Egzistuoja daug skepticizmo dėl to. Taip, to skepticizmo yra,
Tačiau žiūrėsime, kas įvyks, žiūrėsime, kokius istorinius sprendimus priims Vašingtonas, ar jie pritars tam, jog turėtų būti ginama Ukraina, ar pakviesime Vašingtono aukščiausio lygio susitikime Ukrainai NATO. Tačiau kuomet lankiausi tame išniekintame kibuce, kalbėjausi su Izraelio atstovais, aš tikrai jaučiau labai keistą vienatvės jausmą. Aš klausiau, kodėl jūs jaučiatės tokie vieniši, juk jūs esate tokie pat kaip ir mes. Manau, kad čia yra susiję ir su to, ką minėjo Rabinas. Galbūt jūs nepasikliaujate mumis, nepasitikite mumis. Jeigu jums kiltų problemų, aš įsivaizduoju, kad tikrai būtų tokia situacija, kur jeigu vėl jūs užpultų, mes galėtume nusiųsti pagalbą jums. Kodėlgi mes to negalime padaryti išvien, susiburti draugėn? Kodėlgi nepagalvojus apie gilesnį bendradarbiavimą su jūsų pasaulio dalimi? Vilniaus aukščiausio lygio susitikime daugiausiai buvo kalbama apie tai, kaip išsaugoti tą demokratijos pasaulį Ramiojo vandenyno regione. Jungtinės Amerikos valstijos nuolat kovoja už žmogaus teisę. Jungtinės tautos nuolat kovoja už žmogaus teisės, tačiau kasgi yra daroma šioje srityje? Juk dabar Kinija ir kitos autokratiniai režimai šiuo metu dominuoja, kuomet yra svarstomų žmogaus teisės klausimai. Tad kągi mes darome, ko mes imamės siekiant apsaugoti demokratijas? Ar ieškome kažkokių tarptautinių konvencijų, kurių pagrindų galėtume ginti tokias valstybės kaip Ukraina ir kitos? Tačiau kažkodėl pamažu yra pritariama tai blogio pusiai. Su kuogi būtų galima kalbėti apie ES saugumo infrastruktūrą, kuomet matome besikartojančius įvykius rytų Europoje. Kažkodėl norima kartoti tas senas klaidas ir man tikrai tai yra nusibodę. Paskutinis dalykas, perinant prie kolegos, norėčiau pasakyti, kad viskas yra susiję ir su tuo, ką Jonas Paulius II kažkada pasakė. Tai yra tas bendrumo, vienybės jausmas, kuris turėtų mus suvienyti. Tas pats pasakytina ir kai kalbame apie rusus, ar turėtume uždaryti sienas visiems rusams ar ne. Panašios diskusijos vyko ir apie Lenkus, kuomet mes irgi baiminamės, kad jie užims Vilnių ir taip toliau. Tai yra tie naratyvai, kurios puoselėti nori tos autokratinės valstybės, sumenkinti mus ir galiausiai okupuoti. Tad jeigu norime išsaugoti pasaulį, turime grįžti prie tos mūsų tapatybės, kuri buvo sukurta dar viduramžiais, kuomet mes klestėjome kartu su kitomis tautomis. Tokia yra Vilniaus stiprybė. Dėkoju. Dėkoju, Žygimantai, už labai aistringą kalbą. Na, jūs tikiuosi neprašote mūsų eiti į naują kryžiaus žygį. O dabar, gerbiamas Arūnai Valinskai, klausimas jums. Jūs pats vadovaujate Žemaitaičio apkaltos procesui. Pakartosiu klausimą. Kokios tendencijos mūsų politikoje, lietuvių protuose ir širdyse rodo tą mūsų antisemitizmą? Kaip pasibaigs apkaltos istorija? Nesvarbu, kaip apsibaigs, ar jis bus apkaltintas, ar nebus apkaltintas, bet kaip ir gerbiamas Rabinas kalbėjo, o pas mus nevyksta to antisemitizmo normalizavimas, tos antisemitinės retorikos normalizavimas, kad jau tas antisemitizmas tampa naujoju modus operandi veiklos modeliu. Dėkoju, man didžiulė garbė būti čia.
ir sveikinu jūs su žmogaus teisų diena. Man iš tiesų kelia nerima tai, kad ne vien tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje neapykanta tampa tam tikra politikos gairė. Jeigu pažvelgtume į JAV ir Trumpas, tai jis tą darė anksčiau ir tebedaro iki šiol. Jis randa tam tikrų lūžių, nesutarimų visuomenėje ir bando tas problemas išnaudoti savo labui, bet tas vyksta Vokietijoje, tas vyksta Nyderlanduose, kur vyko rinkimai, kur Vilis buvo išrinktas, tas vyksta Prancūzijoje. Ir vėlgi neapykanta tampa populiari ir veiksminga. Ir ta priežastis, kodėl ta neapykanta tampa veiksminga, yra, nenoriu nieko kaltinti, bet mes kaip žmonės, visuomenės grupės, matome tą neapykantos kalbą patrauklę. Jeigu labiau pažvelgtume į Lietuvą ir į Remigijaus Žemaitaičio atvejį, aš galbūt iš kito kampo pažiūrėsiu ir pasakysiu. Man patiko vieno asmens išreikšta pozicija. Šepetys, garsus Lietuvos istorikas, gerbiamas istorikas, sakė, taip, Remigijus Žemaitaitis nepasirinko tylos, jis rinkosi neapykantą, jis kurstė neapykantą. Bet tiesą sakant, Žemaitaitis nėra tikras antisemititas. Jeigu jis būtų buvęs ilgalaikis antisemitas ir būtų nekentęs žydų, jis tą būtų daręs jau kurį laiką. Jis būtų užaugęs su tomis antisemitinėmis nuostatomis ir taip toliau. Bet ar tai atleidžia nuo to, ką Žemaitaitis padarė? Ne, priešingai. Galbūt šiek tiek paprovokuosiu jūs ir tikiuosi, gal jūs pamatysite, įžvelgsite sarkazmą mano mintyje. Jeigu turi kažkokią konkrečią neapykantą, jeigu tu nekenti juodaodžių, na taip, ta pozicija yra kvaila, bet galbūt jinai nėra tokia, kaip kad, sakykime, bet kuri kita neapykanta. Nes jeigu tu susitelki ties viena konkrečia grupė, kad ir koks kvailas būtum, vis tiek galbūt kažkaip tą yra įmanoma labiau su tuo kažkaip galima susitvarkyti. Bet ką aš asmeniškai manau, ir Nerijus Šepetys taip pat mano, ir kiti ekspertai taip mano, kad Žemaitaičiui apskritai nesvarbu kažkokia konkreti žmonių grupė. Žmonės nemanys, kad jeigu jis yra antisemitinis, tai jis rems musulmonus. Jeigu reikėtų, jis labai greitai pakeistų savo nuomonę, jeigu tik tai pastebėtų, kad galėtų iš to susikrauti papildomo politinio kapitalo. Ir man atrodo, tokia pozicija yra dar pavojingesnė, nes tu tada kalbi ne apie patį turinį, bet tau pats procesas tau patinka ir su tuo procesu tu sukeli dar didesnį chaosą. Chaosas jau pats savaime yra pavojingas, nes tu paprasčiausiai ieškai tų silpnųjų vietų grandyje, ieškai tų jautrių temų, kuriomis galėtumai pasinaudoti. Ir iš esmės nuolatos bandai laikyti, kad tas neapykantos ratas nesustotų. Ir būtent dėl to gali kilti milžiniškos žalos. Mano asmeniška nuomonė, Remigijus Žemaitaitis pamatė, kad didelė tikimybė, kad būti antisemitu, išsakyti antisemitinės nuomonės, jam padidins, sakykime, tą politinį kapitalą. Ir jeigu pažvelgtumėte į žmonių komentarus, socialinėje žiniasklaidoje ar kitur, pamatytumėt, jis jau gavo palaikymo. Iš esmės, jis dabar tapo vienu populiariausių politikų reitinguose. Taip, pritariu jums. Ir vėlgi, kyla klausimas mums patiems. Remigijus Žemaitaitis gali ir toliau daryti, ką darė.
Galbūt jis turėtų būti izoliuotas, bet mano manimu taip ir turėtų būti demokratinėje visuomenėje. Bet kai jis įgauna didesnio populiarumo darydamas tai, ką daro, man tada kyla klausimas. O kaipgi Seimas, kuris bando įgyvendinti jam apkaltą, daro ir taip pat klausimas kyla visuomenė, o kodėl mes visai tai primame, kodėl mes visą tai toleruojame, kodėl mes tokiu būdu dar daugiau sukūrėme to, labai keistai nuskambės to pozityvaus dėmesio į tom politiniam kapitalui susikrauti. Va čia yra didžioji problema. Kuomet mes kalbame apie konkrečias politikas, ką reikėtų laikytis, kokių įstatymų reikėtų priimti dėl neapykantos nusikaltimų ar dėl antisemitizmo. Bet dabar Lietuvoje yra labai svarbus momentas. Mes tiesiog pamatysime, ar politikai Lietuvoje gali sakyti absoliučiai ką tik nori, ar vis tik ne. Nes politikos esmė yra kalbėti. Ir daug žmonių mano, kad politikas turi turėti daugiau laisvių, nes jis kalba žmonėms. Bet aš manau, kad turėtų būti priešingai. Kai tu esi politikas, ypač parlamentinėje respublikoje, tokia kaip Lietuva, ir būdamas politikas Lietuvos Respublikos Seime, tai yra svarbiausia politinė institucija Lietuvoje, tu turi pareigą suprasti ir rimtai suvokti, ką tu sakai, nes tai, ką tu sakai, padeda formuoti naują viešąjį naratyvą. Nes žmonės klausys ir sakys, jeigu gali politikas taip kalbėti, tai ir aš galiu taip kalbėti. Labai svarbu, kad politikai galvotų, ką sako, apmąstytų savo žodžius. Akivaizdu, kad savo darbę tu turi daug kalbėti, bet tai nereiškia, kad tu gali sakyti, ką tik nori. Priešingai, turi atidžiai galvoti, ką pasakysi, nes tai, ką tu pasakysi, turės didelės svarbos. Ir kaip Lietuvos konstitucinis, aišku, dar pamatysime, ką apie tai mano Lietuvos konstitucinis teismas, man atrodo, pats procesas bus labai įdomus. Ir galbūt netgi tam tikrą prasme suformuos tą ateitį. Dėkoju. Dėkoju už šią įžvalgą, kad iš esmės pats svarbiausias dalykas ir pats sunkiausias iššūkis yra ne konkreti neapykantos forma, sakykime, ksenofobija ar fobija, bet apskritai neapykantos pilnas mentalitetas. Toks mentalitetas, kuris įsitvirtina mūsų visuomenėse, nesvarbu, ar tai būtų mūsų Lietuvos visuomenė ar senųjų demokratinių valstybių visuomenėse. Ir pati ta neapykantos vedinas protas, mąstymas, bet kokiems tikslams, nesvarbu, ar tai būtų prieš žydus, ar prieš tradicinės vertybės, ar tai būtų kraštutinė kairė, ar kraštutinė dešinė, bet labai dažnai visi tie kraštutinumai susijungia į vieną vietą. Kartais, galbūt formaliai jie gali atrodyti, kad ideologiniu požiūriu jie yra labai toli vieni nuo kitų, bet ta neapykantos vedinas mentalitetas yra didžiulė problema. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Deja, pats negailestingiausias dalykas šiame gyvenime yra laikas, o mums jis baigėsi. Tad galbūt kas nors iš mūsų auditorijos turi labai trumpą pastabą ar klausimą mūsų pranešėjams, kurie dalyvauja tiek internete, tiek čia gyvai. Prašau, žodis jums, pristatykite save. Tik tai kalbėkite į mikrofoną. Sveiki, aš esu studentas, aukštosios mokyklos studentas. Turiu klausimą. Buvo kalbama apie saugumo trūkumą žydų bendruomenėse. Aš pamenu, kuomet pats ėjau pro sinagogo ir
ten mačiau vaizdo kameras, tai norėčiau paklausti, ar iš tiesų gaunate tiek daug grasinimų, kad reikia tų vaizdo kamerų, kurios filmuotų teritoriją? Dėkoju, spėjau klausimas Fainai. Dėkoju už klausimą. Ne, mes fizinių tokių grasinimų, kad kažkas mus nužudys, ar kad kažką padarys, negauname, bet mes vertiname Europos patirtį, mes esame Europos žydų kongreso nariai, mes matome, kas vyksta kitose šalise ir todėl žinome, ko galime tikėtis. O antra, dalis tų kamerų, dalį tų kamerų įrengimo finansavo Europos žydų kongresas, o už visas kitas mes mokame saugumo tarnyboms. Tad visas tas saugumas priklauso nuo mūsų pačių ir džiaugiamės, kad turime kuo už tai susimokėti. Dėkoju. Dar kartą dėkoju mūsų garbiems pranešėjams, dėkoju auditorijai. Turiu dėja šią diskusiją baigti.